tą žodį, tuoj pelė trakštelėjo grūdą ir suėdė. Žvirblis pralaimėjęs bylą supyko ir lėkdamas pro šalį sakalui gūžį perplėšė. Jau neturi sakalas ką daryti. Pasikėlęs nulėkė netoli kaimo ir atsitūpė ant trobos stogo. Anksti rytą išėjo iš tos trobos žmogus pažiūrėti, kaip saulė teka, ir pamatė ant stogo tupint paukštį. Sugrįžęs vėl į vidų išsinešė šaudyklę, priėjo artyn ir taiko šauti į tą sakalą. Sakalas prašneko žmogaus balsu: "Nešauk manęs, geriau atsinešk siūlelį su adata, susiūk man gūžį, paimk mane gyvą ir penėk 3 metus, paskui aš tau atmokėsiu." Sakalas nulėkė žemyn, žmogus susiuvo jam gūžį, pasiėmė ir įsinešė į vidų.